Prieš 20 metų mes pragmatikai ir realistai, mažatikiai ir skeptikai, seniai nebemokantys tikėti stebuklais, tapome mažo stebuklo liudininkais ir dalyviais. Ir tas mažas stebuklas sutilpo viename trumpame, archaiškame ir išdidžiame žodyje Makabi. Mes vėl garsiai ištarėme šį žodį, kuriame slypi ne tiek sportinė, o visų pirma sakrali ir pirmapradė prasmė. Žodis Makabi susideda iš pirmųjų raidžių senovės žydų įstatymo, skelbiančio nėra kito dievo, išskyrus viešpatį. Mūsų protėviai, mūsų seneliai buvo makabistai. Nuo 1932 metų rengiamos pasaulio žydų sporto žaidynės vadinamos Makabiada. Pirmose vykusiose 32 ir antrose surengtose 35 rungtyniavo ir Lietuvos Makabi sportininkai. Litvakai buvo pilnateisiai nepriklausomos Lietuvos piliečiai. Jie aktyviai dalyvavo kovose už Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenėje, verslo, pramonės, mokslo, medicinos ir kitose sferose. Neišimtis buvo ir sportinis gyvenimas. Nepriklausomoje Lietuvoje žydai buvo įkūrę nemažai sporto klubų. Aktyviausias buvo Makabi. Makabi buvo finansiškai turtingiausia ir daugiausiai narių ir klubų turėjusi visų tautinių mažumų sporto organizacija. Lietuvos žydų gimnastikos ir sporto sąjunga Makabi Lietuvoje gyvavo nuo 1920 iki 40 metų, Vilniuje nuo 1916. Jau 1926 metais Lietuvoje buvo 83 klubo skyriai, vienyje per 4000 narių. Klubas leido 2-savaitinį laikraštį. Perspektyviausi ir žymiausi Lietuvos žydų sportininkai – stalo tenisininkai, dviratininkai, boksininkai, šachmatininkai, futbolininkai – dalyvavo Lietuvos čempionatuose, Pabaltijos šalių varžybose, tarp valstybinėse rungtynėse su Estijos, Latvijos, Švedijos, Čekijos, Vokietijos, Austrijos, Vengrijos ir kitų valstybių sportininkais. Štai Makabi narys, dviratininkas Isakas Anolikas Lietuvos olimpinės rinktinės sudėtyje dalyvavo 1924 metų Paryžiaus ir 28 metų Amsterdamo olimpinėse žaidynėse. Kaune ėjęs žurnalas Sporto tribuna rašė: Makabi, kaip ir kiti Lietuvos sporto klubai, stengėsi ir rūpinosi ne tik savo reikalais, bet ir visų Lietuvos sportų. Klubo nariai nekartą reprezentavo Lietuvos sportą, aktyviai dalyvavo ir užimdavo Lietuvos sportiškame gyvenime svarbią vietą. Tačiau vėlesni įvykiai neleido Lietuvos žydams sporto aikštelėse susitikti su tautiečiais iš kitų šalių. Tik Lietuvos atgimimas padėjo atgimti ir Lietuvos žydų sporto klubui Makabi. Prasidėjo nuo Tautinio olimpinio komiteto įsteigimo, atkūrimo. 1988 metų lapkričio mėnesį teko dalyvauti ir iš karto kilo idėja, kad reikia atkurti Lietuvos sporto klubą Makabi. Ir mes tai padarėm pakankamai greitai. Sukūrėm iniciatyvinę grupę ir sausio 8 dieną buvo steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo arti 500 žmonių. Čia reikėtų įvardinti iniciatyvinės grupės penketuką. Dovydas Fligelis, Daumantas Todesas, Sergejus Kanovičius, Arkadijus Reitblatas, Semionas Finkelšteinas. Kažkada Vilniuje, mieste, kur mes gyvename, buvo gausu žydiškos šviesos. Languose, gatvėse, danguje. Rodėsi, kad Jerušalaim delita padangėje šviečia ir žydiška saulė. Deja, praėjusiame amžiuje žydiškos šviesos mūsų mieste ir Lietuvoje sumažėjo tiek, kad dabar saulė regisi ir paprasta Chanukos žvakė. Žydiška saulė nusikėlė į kitą padangę,
į Erec Izraelį, iš kur jos spinduliai nušviečia ir mūsų žemę. Tokiu spinduliu regisi ir Makabi fakelas, mūsų vilties, mūsų atkaklumo ir mūsų nemirtingumo fakelas. Kol mumise gyva žydiška dvasia, kol mumise gyva atmintis apie mūsų protėvius, kol mūsų širdys linksta prie mūsų iškentėtos didybės ištakų, prie Siono kalno, mes ir patys turime šviesti kaip saulės ir kiekvienas mūsų turi tapti užžiebtų fakelų, nušviečiančių tamsoje netekčių ir išbandymų kelią sau ir kitiems.